Sveiki, mėlyjeji. Kaip ir žadėjau praeitam video, norėčiau šiek tiek paliesti skydliaukės sutrikimų priežastis. Čia surinkau visą informaciją, kuri man dažniausiai pasitaiko kaip kineziologo praktikoje. Ir manau, jums bus įdomu, nes aš kiekvieną simptomą paaiškinsiu ir pakalbėsiu apie pasireiškimo būdus, kuo jie yra svarbus. Dar toks pastebėjimas, gal ne visi žinot, kaip yra testuojamas su skydliauke susijęs raumuo. Tai galiu parodyti profesionalioj knygoj. Toks vokietis yra Gartenas, jis išleido knygą apie raumenų testavimą. Tai aš ją naudoju kiekvieną dieną, labai kokybiškos nuotraukos. Ir jeigu atkreiptume dėmesį, o čia yra parodytas testavimas greičiausiai sėdimoj padėty. Kaip ir minėjau, žmogus atlieka išorinę žasto rotaciją, mes atliekam pasipriešinimą. Ir kas yra dar labai svarbu žinoti, kad norint nustatyti, ar skydliaukės raumuo yra gero tonuso ar padidėjusio tonuso, būtina atlikti keletą taip vadinamų provokacijų. Pirmoji provokacija. Mes panaudojam magnetą, uždedame mažojo apvalojo raumens projekcijoje, tai yra po dygliu, kur yra padyglinis raumuo, maždaug toj zonai. Šiauriniu magneto poliu, jeigu raumuo yra normotoniškas arba normoreaktyvus, kaip dabar yra priimta sakyti, tuo momentu, kol mes laikom magnetą, raumuo turi nusilpti tiek vienoj pusėje, tiek kitoj pusėje. Tai čia yra norma. Kitas būdas nustatyti yra sedatyvinis taškas. Reiškia, šitas raumuo turi sedatyvinį tašką, šitoj vietoj, kur prisitvirtina trigalvio žasto raumens sausgyslė. Toks yra griovelis ir jeigu mes laikom ant to taško arba jį padirginam ir iškart testuojam raumenuką, raumuo turi nusilpti. Tai yra norma. Tiek vienoj pusėje, tiek kitoj. Visi kiti atvejai, jeigu taip neįvyksta, vadinasi, skydliaukė yra pakitusi. Jeigu raumuo abiejose pusėse yra silpnas, vadinasi, mes turim hipofunkciją. Ir praeitam video aš jau minėjau, kokie yra simptomai, kada skydliaukė dirba sumažintų pajėgumų arba hipotireozė. Tai va, jeigu raumuo yra hipertoniškas, vadinasi, nereaguos į sedatyvinį tašką ir nenusilps su uždėtu magnetu. Reiškia, raumuo yra padidinto tonuso, tada galime įtarti hipertireozę. Aišku, reikia žiūrėti pagal kliniką ir atitinkamai gydyti priežastis. O apie priežastis dabar konkrečiai pakalbėsiu. Tai, kaip matot, pirmoje vietoje aš užrašiau stresą. Stresas, kaip žinot, yra ligų priežastis numeris 1. Tai skydliaukės atveju tikrai tą galime patvirtinti. Ir kažkodėl stresas ypač stipriai veikia moterų skydliaukės. Aš čia nenoriu diskriminuoti, bet paprasčiausiai tokia yra praktika. Nes moteris yra emocionalesnės, jos labiau jautriau reaguoja į įvairius įvykius, todėl jų skydliaukė pasižeidžia dažniau. Toliau labai aktuali problema yra nesveiki dantys. Ypač paskutiniu metu ateina daug žmonių, kurie turi neišgydytus dantų problemas neišgydytas, senos plombos, išgedusios šaknis, dantų kanalas išgedęs. Tai ten kaupiasi infekcija ir sukelia daug problemų. Pečių uždegimai, smulkiųjų sąnarių uždegimai, eina infekcija į kitus sąnarius, į inkstus, į širdį. Tai gali sukelti labai daug problemų. Ir vienas iš pavyzdžių - angina, sinusitai ir kiti infekcijos židiniai. Tai yra sekanti skydliaukės disfunkcijos priežastis. O šitas problemas sukelt gali bakterijos ir virusai, aišku. Bakterijos tai aišku anginos sukėlėjas, dažnai ir sinusitų sukėlėjai. Toliau virusai. Jie netokie matomi, bet jie irgi puikiai gali sutrikdyti organų funkciją. Ypač pastebiu po COVID
pandemijos, daug žmonių ateina su liekamais reiškiniais po COVID-19 infekcijos. Sekanti priežastis yra bloga kepenų veikla. Ir kaip taisyklė labai dažnai trūksta vitamino A. Iš 10 atvejų, jeigu žmonės ateina su bloga kepenų veikla, 7-8 atvejai būna susijęs su vitamino A. Reiškia, toks žmogus pavartojęs vitaminą A, jis tikrai gali pagerinti savo kepenų funkciją. Toliau bloga kitų endokrininių liaukų veikla. Na tai čia šitai priežasčiai priklauso ir antinkščiai, ir kasa, ir kitos liaukos. Tai va, tai jeigu jos dirba blogai, jos vienareikšmiškai įtakoja mūsų skydliaukį. Dabar sekanti priežastis yra tokia kontroversiška. Užrašiau, kad L-tiroksino vartojimas. Ką tai reiškia? Praktikoje aš dažnai pastebiu, kad jeigu ateina žmogus ir jis vartoja tiroksiną, kurį jam paskyrė endokrinologas, aš tiroksiną testuoju. Dedu į burną, žiūriu raumenuką. Jeigu raumuo be tiroksino, ta prasme, žmogui atėjus švariai ištestuoja, tarkim yra hipertoniškas, duodu tiroksiną, iš 10 atvejų 7-8 nusilpsta. Tai reiškia, kad 70-80% ir neigiama reakcija. Labai dažna problema yra, kad per daug lengvai endokrinologui yra paskiriamas tiroksinas, o jisai savo ruožtu išderina labai stipriai endokrininę funkciją ir nieks per daug nesigilina į kitas priežastis, paprasčiausiai eina lengviausiu būdu, paskiria tiroksiną ir tai bando išspręsti problemą. Bet problema nesisprendžia, jinai tik gilėja, nes tiroksino reikia vis daugiau, o skydliaukė visada eis į hipofunkciją, nes yra atgalinis ryšys, reiškia tarp hipotalamuso, hipofizės ir skydliaukės. Ir jeigu žmogus vartoja sintetinį tiroksiną, eina į hipofizę iškart signalas, kad kraujyje yra normaliai tiroksino, skydliaukei nereikia per daug dirbti. Ir skydliaukė palaipsniui gesta, jos funkcija žemėja. Ir atsiranda daug didelių problemų. Visada reikia testuoti, žiūrėti, kas išveda skydliaukės raumenį į normotonus arba normoreaktyvumą. Tai va, toliau sekanti priežastis yra skydliaukės audinio problemos. Kas tai gali būti? Įvairūs darinukai, cistos, skydliaukės audinio blogas drenažas, sena kokia nors uždegiminė problema, kuri eilę metų jau vargina skydliaukį, jinai perauga jungiamojo audinį ir automatiškai jinai pasidaro nebefunkcionali. Ir kuo mažiau yra veikiančio audinio, tuo mažiau pagamina hormonų. Tai reiškia, skydliaukė būna hipofunkcija. Aišku, jeigu nėra visiškai skydliaukės, jeigu jinai pašalinta viskas, žmogui yra pakaitinė hormonų terapija, jis visą likusį gyvenimą turi vartoti tiroksiną. Tai čia vienareikšmiškai. Toliau labai dažna priežastis yra seleno ir jodo trūkumas. Aš pirmam video apie skydliaukės disfunkcijas minėjau, kad selenas jisai atlieka tokią funkciją, paverčia T4 laisvą į tiroksiną į T3, į aktyvų tiroksiną arba triiodtironiną. Ir jeigu trūksta seleno žmogui, automatiškai tas virtimas būna sutrikęs. Ir tai reikia žmogui 100-200 mikrogramų seleno per dieną, dažniausiai ryte, po valgio, kad tą problemą daugiau mažiau išspręsti. Tas pats ir su jodu. Jodo kiekiai aišku būna labai maži, nes jis irgi yra mikroelementas, dažniausiai iš jūros dumblių išgaunamas. Pas mus galima tikrai įsigyti gan kokybiško jodo. Tai visada reikia žiūrėti. Dedam jodo tabletę į burną, testuojam raumenį, jeigu buvo silpnas ir pasidarė normoreaktyvus, puiku, galit vartoti, tikrai pagelbėsit savo skydliaukį. Toliau didelė problema yra imunoglobulino arba antikūnių skaičiaus padidėjimas. Antikūniai gali būti 3 rūšių esant skydliaukės disfunkcijai. Pirmoji kategorija yra antikūniai prieš receptorius. Reiškia, skydliaukė gamina, sakykime, tirioglobuliną, tokį baltymą specifinį. Ir jis prisijungdamas jodo molekulės pagamina savo, sakykime, galutinį produktą T3 ir T4 skydliaukės hormonus.
Jeigu receptoriai yra paveikiami, pavyzdžiui, viruso, jų funkcija sutrinka. Ir skydliaukei eina blogi nurodymai, taip sakykime. Ir jinai gali arba pradėti per daug gaminti, kas būna pirminiai tokioj ūminiai stadijoje, arba vėliau per mažai. Ir vienu ir kitu atveju tai yra blogai. Toliau yra antikūniai prieš tokį fermentą peroksidazę vadinamą, arba TPO. Tai ir kraujo tyrimuose būna parašyta anti-TPO. Tai reiškia, kad antikūniai prieš skydliaukės peroksidazę, prieš fermentą. Ir jeigu to fermentų yra mažiau, jis yra, kaip sakant, puolamas mūsų imuninės sistemos, automatiškai daug biocheminių procesų sutrinka skydliaukės viduje. Ir toliau paskutiniai antikūniai yra prieš tireoglobuliną. Tai kaip minėjau, skydliaukė turi savy taip vadinamus folikulus ir tuose folikuluose yra gaminami tireoglobulinai, kurie prisijungia jodą, vėliau paverčia į T3 ir T4 skydliaukės hormonus. Tai jeigu antikūniai atakuoja patį tireoglobuliną, automatiškai nukenčia galutinis, kaip sakant, rezultatas, pagaminimas to galutinio produkto T3 ir T4 hormonų. Tai būtų pagrindinės priežastys, aišku, jų gali būti ir daugiau, bet čia aš paminėjau tas, kurios dažniausiai pasitaiko kineziologo praktikoje. Jeigu jūs turit kažkokių pastebėjimų, gal turit draugų, pažįstamų, giminaičių, kurie, sakykime, turi neišsprendžiamą problemą ir ilgai vargsta ir niekaip negali iš tų simptomų rato išeiti, galit parašyti komentaras arba skambinkit, kreipkitės per elektroninį paštą, pabandysiu padėti, kuom galėsiu. Šiaip tema yra pakankamai plati, pakankamai įdomi, labai dažnai susiduriu su tokiam problemom. Ir manau, kad ta informacija, kurią pateikiau abiejuose video, jums bus labai aktuali. Ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.